Ir Aš čia noriu žmonės pridurti dar, Žaneta, dėl to dalijimosi, žinai, iš tiesų, aš manau, kada, kaip žmonės sako, aš nenoriu nieko kalbinti, aš nenoriu niekam nieko siūlyti, ta prasme, tai čia ne man. Tai visų pirmiausia, dalymasis tai yra, dar kartą grįžtu, kai aš pati naudojuosi ir jeigu man tai patinka, tai gaunasi savaime, jeigu tu tikrai esi nuoširdus žmogus. Ja, aišku, galbūt yra žmonių, mes žinom, nu, visokių vėl čia, ne? Yra galbūt kažkas, aš tik tai savo, niekam nesakysiu. Aišku, jeigu žmogus yra toks tik tai savo, kad tik kitam nebūtų geriau, tai jam tada tikrai sunkus darbas čia jau būtų. Bet jeigu žmogus jisai yra nuoširdus ir atviras, mesgi džiaugiamės, kaip pavyzdys, jeigu aš išgėriau kavos kažkur, labai skani kava, aš kiekvienam savo draugui sakysiu, nueik ten gerti kavą, nes ten labai gera kava. Arba jeigu aš susitvarkiau dantis, aš sakysiu, lankykitės ane aukštėjoje, nes ten labai geri specialistai ir ten yra būtent biologinė klinika, ne kitokia, ne kitos. Ta prasme, kaip aš galiu nesidžiaugti tuo, ką aš gaunu? Viskas, tai yra darbas nuoširdume ir atvirume. Jo, bet čia vat žmonės ir bijo šitoj vietoj padaryti klaidą. O jeigu aš tai, ką parekomenduosiu, neatitiks lūkesčių ten galbūt to žmogaus, ar ne? Tai va, tai čia yra šitas galbūt ne dėl to, kad nenoriu dalintis, bet dėl to, kad bijau padaryti klaidą. Norėčiau dalintis, bet bijau suklysti. Galiu dabar irgi į šitą klausimą dėl šitų ale klaidų. Tai dabar pirmiausia, aš sutinku, net ir ta pati kava gali būti man labai skani, o tavo skonio receptoriams sakys, ne, Gintauta, jinai nėra skani. Gali tai būti, ar ne? Bet, sakykime, aš džiaugiuosi tuo, kas man patinka, jeigu žmogus pabandė, jam nepatiks pas tą gerti kavą toj kaviniai, jis nepririštas prie Maivoldo prekybininko. Pakartok šitą, nes buvai užstrigusi. Jeigu kava neskani, tai jis neprivalo pirkti. Tai jis neprivalo pirkti būtinai, kad būtinai pirkti kavą pas Maivoldo prekybininką. Tu gali pirkti kavą ten, kur tu nori. Bet jeigu kava skani ir jeigu dar tau grįžta dalis pinigų atgal, viskas ok. Jeigu tau neskani, tai ieško kur, kitur, ne? Niekas nesako, kad tu dabar būtinai turėsi pirkti tik pas Maivoldo prekybininką.